Kalispera. Geros popietės linkėjimai iš Kretos. Iš Kretos, kuri visiškai rami šiandien, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, Atėnuose šiandien sukauptos net 5000 policininkų pajėgos. Nepaisant to, kad Atėnuose šiandien uždarytos kai kurios metro stotis. Pavyzdžiui, traukiniai nesustodami važiavo pro Sintagmą, pro Omoniją, pro Monastirakį. Ir viskas dėl to, kad šiandien yra lapkričio 17. Sakau, čia Kretoje ramu, bent jau toje gatvėje, kuri ir dedikuota šiai lapkričio 17. Būtent šitoj gatvėje ir esu. Šita gatvė vadinasi Iron Politechnijų, netgi visas prospektas, galima sakyti, išvertus į lietuvių kalbą, tai yra Politechnikos didvyrių prospektas. Ir matot, įrašyta data 1973, šiandien yra 51-osios Politechnijų riaušių ir Politechnijų tragedijos metinės. Jei domitės Graikijos istorija, tikrai žinote, kas tai yra. Jei nesidomit, šiandien šiek tiek apie tai papasakosiu. Jei nieko negirdėjote apie Politechnijo ir kas tai yra, prie ko čia Politechnikos universiteto didvyriai, bet prieš tai, aišku, ir informacija apie tai, ką reikia žinoti tiems, kas ruošiasi atostogoms arba kas galbūt atkeliaus į Kretą artimiausiu metu. Tai kad viskas vienu kartu, būtent šitos transliacijos tam ir yra skirtos, kad apžvelgčiau visą savaitę, kas buvo, kas bus. Ir eidamas čia per Politechnikos universiteto didvyrių gatvę, visą prospektą. Jis yra beje ne Heraklione, aš vėl Chanjoj. Taip jau nutiko, kad 2 savaitgalį iš eilės esu Chanjoj, kažkaip tą Chanją traukia. Žiūrėsim, kaip bus dar kitą savaitgalį. Ką gali žinot. Yra tam tikros priežastis tam. Ir einant per šią gatvę, taigi, kas yra aktualu ir kas yra įdomu. Kodėl šiandien buvo sukauptos tos pajėgos Atėnuose? Būtent 5000 policininkų, uždarytos metro stotis, ogi viskas dėl to, kad dažniausiai per Politechnijų metinės rengiamos riaušės. Jas dažnai rengia anarchistai, prisimindami ir tuo pačiu vis dar kovojantis su imperialistiniam nuotaikom. Jie nepritarė tam, kad Graikija būtų NATO narė, kad Graikija būtų ES narė. Jie sako, kad tai turi būti atskira valstybė. Taip pasisakančių žmonių daug ir tie žmonės būtent ir surengė 73 metais daugiau, netgi viena organizacija buvo ir netgi prosovietinė, kuri padarė tą Politechnijų sukilimą, netgi taip jį reikėtų vadinti. Sukilimas buvo prieš juoduosius pulkininkus, tai yra prieš karinę chuntą, kuri tuo metu valdė Graikiją. Ir karinės chuntos valdymo metais iš tikrųjų buvo didžiuliai suvaržymai. Apie tai galite pasiskaityti vienoje knygoje, kurios nuorodą būtinai duosiu komentare po šiuo video. Ir būtent jie, studentai, Politechnikos universiteto studentai pradėjo didžiulį pasipriešinimą prieš chuntos valdymą. Jie užsibarikadavo Politechnikos universitete, jie netgi padarė tokią savadarbę radio stotį, pradėjo transliuoti visiems Atėnams ir atėniečiai atėjo ginti studentų. Per riaušes žuvo 24 žmonės, nors kai kuriuose šaltiniuose rašo, kad 40, sako, kad tie 16 yra neidentifikuoti ir sakoma, kad gal buvo ne tų neramumų dalyviai, bet įsivaizduokite, 73 metų lapkričio 17 dieną per Atėnus važiavo tankai, važiavo šarvuotos mašinos būtent kovoti su beginkliais studentais. Nuo to laiko, paskui, aišku, chunta ilgai neįsilaikė, tai realiai šitas Politechnijų sukilimas buvo vienas iš smūgių kariniai chuntai ir po to jau karinė chunta tik tai silpo, aišku, ją pribaigė galutinai ir Kipro konfliktas, bet jau 74 metai tai yra chuntos žlugimo metinės ir demokratinės Graikijos klestėjimo pradžia. Tai kad studentai būtent buvo to
demokratiško judėjimo šaukliai. Galima tai pavadinti. Ir dėl to jie yra labai gerbiami, dėl to jiems yra paminklai, dėl to šiandien visas Politechnikos universitetas yra apgultas žmonių Atėnuose, ne čia, ne Hanijoje. Jiems neša gėles, dažniausiai gvazdikus, nes, kaip ir sakiau, tai buvo dažniausiai kairiųjų pažiūrių žmonės, o kaip žinia, kairiųjų gėlė labai dažnai yra gvazdikas. Ir nepaisant to, kad tai buvo kairiųjų pažiūrių žmonės, kurie pasisakė prieš, aišku, NATO netgi ir net dabar pasisako už tai, kad Graikija nebūtų NATO ar ES narė, vis tiek jie yra gerbiami kaip tie demokratijos šaukliai. Ir nuo to laiko, beje, nuo 1974 metų, kai Graikija tapo demokratinė valstybė, moderni demokratija, į universitetus negalėjo patekti joks policininkas. Iki 2019 metų, kai šitas sprendimas buvo atšauktas 2019, vien tik dėl to, kad prasidėjo tokie negeri dalykai, kadangi universitetuose prasidėjo ir anarchistinės nuotaikos tokios, kurios ėjo link riaušių darimo, link įvairiausių neramumų darimo, plus narkotinės medžiagos. Kai kurie studentai naudojasi tuo ir pradėjo platinti narkotikus. Tai jeigu anksčiau į universitetą policija galėjo patekti tik su rektoriaus sutikimu, dabar policija patenka be jokio tokio sutikimo. Tai kad viskas yra pasikeitę, bet vis dėlto studentija lig šiol Graikijoje yra demokratijos viršūnėje ir sakoma, kad studentai gali viską. Tai kad čia yra toks pamąstymas apie Lietuvos studentiją, Lietuvos studentams kamuoliukas, galbūt ir Lietuvos studentai gali daug ką padaryti, jei tik tai susivienytų taip, kaip padarė Politechnikos universiteto studentai 73 metais čia Graikijoje. Ir būtent šitas prospektas, kuriuo dabar aš einu, Hanijoje, pavadintas Politechnikos universiteto didvyrių vardu. Kaip matot, vakarėja. Graikiškai prieblanda yra labai gražus žodis – surupo. Vis naujų žodžių pasigaunu, šito žodžio nebuvau girdėjęs, bet kai pasigavau, tai man labai patiko. Surupo, suruponitora. Tai va dabar prieblandėja, tai toks yra laikas šiuo metu. Na ir aišku, įdomu, kas toliau. Taip, šiandien tas Politechnikos metinės, na, o kokia bus visa savaitė. Savaitė bus su lietum, kas yra labai gerai, kas seka mano pranešimus, turbūt vakar matėte, įdėjau vieną video nedidelį, kai pagaliau lyjo. Aišku, lyjo ne tik vakar, lyjo ir užvakar, bet labiau naktį, bet dienos metu vakar jau lyjo. Ir tas lietus yra iš tikrųjų, aš jį pavadinau, atėjo jo didinybė lietus, nes Kretai lietaus labai reikia. O jį lietų atnešė blogų orų fenomenas, kurį meteorologai vietiniai pavadino Aleksandru. Tai Aleksandros graikiškai, vėlgi kirtis ne ten, ne Aleksandras, o Aleksandros. Skamba visai kitaip, ne? Aleksandros. Tai Aleksandros ir tas blogų orų fenomenas dar išsilaikys kelias dienas čionai, Kretoje. Bet tas blogų orų fenomenas atnešė, pavyzdžiui, šiauriniai Graikijai netgi sniegui. Mačiau nuotraukas iš Florinos, mačiau nuotraukas iš Kozanio, jie yra sniege. Taip, Graikijai jau yra sniego, įsivaizduokite. Ir dabar vienintelis klausimas, kurį Kretos meteorologai užduoda, kadagi baltų sniegų nusidažys Kretos kalnų viršūnės. Tai turėtų įvykti, aš manau, artimiausiamis dienomis, nes temperatūra ypač nakties metu gerokai mažėja, kalnuose sninga lyja, netgi kalnuose kai kur iškrito net 50 mm lietaus, kas yra iš tikrųjų palyginus daug tam tikrose gyvenvietose, nors, aišku, to lietaus trūksta. Jokių potvinių, ačiū Dievui. Gaila labai Valencijos, gaila labai Ispanijos, bet čia Kretoje, ačiū Dievui, jokių potvinių, tas lietus toksai lygus, geras ir, kaip matote, aš jau be striukė su kapišonu jau neišeinu į lauką, nes nežinia, kas bus, dangus, štai žiūrėkite, tenai link šiaurės, aš einu dabar į šiaurinę pusę, link šiaurės jisai po truputį neaukstosi, tai ką gali žinoti, kai bus viskas toliau. Tai štai,
tokios naujienos, tai kad lietaus bus, kiek bus to lietaus dienomis artimiausią savaitę, sunku pasakyti, bet bus. Oro temperatūra dienomis bent jau žada, kad vėl vis dėlto iššils iki 20-22, tai kad jeigu sugalvosite kažkaip tai atvykti į Kretą, nors yra tokių žmonių, aš žinau, su jais bendrauju, kurie atvyksta ir šiuo metu, ne sezono metu į Kretą, tai žinokit, pateksite į gana šiltą orą, tik tai tokia, aš sakau, lietuviška vasara, ar ne? Kai karts nuo karto nulyja, bet tuo pačiu ir saulė šviečia. Tai toks oras. Kitas dalykas. Kitą savaitę, ką turi žinoti visi, absoliučiai ne tik, kas atvyks į Kretą, bet ir į Graikiją, kad lapkričio 20 dieną visuotinis streikas, didžiulis streikas, galiu pasakyti, visoji Graikijai, ne tik čia, ne tik Kretoj, bet visoji Graikijai. Streikuos visi samdomi darbuotojai, streikuos visas viešasis sektorius, streikuos laivai. Tai vadinasi, laivai vėl neplauks, kaip tai buvo spalio mėnesį. Atsimenat mano transliacijas, buvo toks laikas, kai laivai neplaukė. Tai kad taip, visuotinis streikas, ko reikalauja dirbantieji, didesnių atlyginimų. Kadangi viskas brangsta, čia Graikijoje viskas brangsta, juolab brangs ir paslaugos. Daug kas sako, kad kitas sezonas bus brangesnis keliautojams negu buvo šis sezonas. Pagyvensim, pamatysim, kokios kainos pakils ir kaip jos pakils, bet sako, kad paslaugos bent jau poilsiautojams turėtų kilti. Jų kainos turėtų kilti. Tai kad, bet šiaip matomas visuotinis pabrangimas daugelį sričių ir dėl to dar samdomi darbuotojai, viešasis sektorius nusprendė streikuoti. Bet dar yra niuansai. Pavyzdžiui, iki pandeminio laikotarpio, iki krizinio laikotarpio, netgi 13 ir 14 atlyginimas, kuris buvo įpareigotas kiekvienas darbdavys mokėti darbuotojams 13-14 atlyginimą. Vėliau jis buvo nuimtas ir dabar netgi streikas reikalauja ir sugrąžinimo 13 ir 14 atlyginimo. Berods 13 sugrąžintas, dabar aš bijau pameluoti, 13 sugrąžintas, bet 14 dar nesugrąžintas. Tai gali būti net ir tokių niuansų, kad sugrąžinti bus tokie atlyginimai. Taip Graikai gyvena. Tai čia yra visiškai kitaip. Lietuvoje niekas turbūt apie jokį 13-14 atlyginimą nekalba, ne? Bet taip yra. Taigi, lapkričio 20 bus paralyžiuotas šiek tiek gyvenimas visur. Laivai neplauks, jeigu darbuotojai samdomi nedirba, tai gali nevažiuoti ir tramvajai, gali nevažiuoti metro, gali strigti absoliučiai viskas. Tik tai galite įsivaizduoti, kaip tai atrodys. Tai kad jeigu planuojate lankytis Kretoje arba Graikijoje, turėkite tą omeny apie lapkričio 20 dieną. Na, o aš bepasakodamas atėjau štai prie paminklo Ikarui. Žinote legendą apie Dedalą ir Ikarą. Tuo pačiu tai yra paminklas ir tiems angelams sargams iš Politechnikos universiteto, kurie išskrido saugodami Graikijos demokratiją. Ir aišku, štai čia pakrantė, jūra. Taip, esam prie jūros. Vakarėja, suruponi, kaip aš sakiau graikiškai. Tai va, lapkričio 20 streikas, turite žinoti, lapkričio 21 irgi yra svarbi diena, jeigu keliausite į Chaniją. Jau praeitame video sakiau, kad kiekvienas miestas turi savo šventąjį globėją ir per to šventojo globėjo dieną yra nedarbo diena tame mieste. Chanijos miesto globėja yra moteris ir yra Dievo motina. Tai yra mergelė Marija. Taip yra nuspręsta. Ir kadangi didžiausia šventė mergelės Marijos minėjimo yra rugpjūčio 15 ir tai būna visiška šventė visoji Graikijai, tai Chanija nusprendė, kad reikia švęsti savo miesto globėjo šventę per jos įžengimą į bažnyčią. Yra tokia šventė, graikiškai vadinasi Isodijo Theotokų, tai yra Dievo motinos įžengimas į bažnyčią, įvedimas į bažnyčią, kai jinai priėmė krikščionybę, kai jinai suprato, kad jinai yra krikščionė ir būtent ta diena yra lapkričio 21. Ir lapkričio 21 tai reiškia, čia Chanijui nedirbs niekas.
Taigi, streikas lapkričio 20, lapkričio 21 dieną nedarbo diena Chanijos mieste. Būtent Chanijos mieste, kuriame šiuo metu esu. Štai, čia prasideda Politechnikos Didvyrių prospektas. Ir ten tolumoje baltieji kalnai. Jie jau balti. Aš ką tik šnekėjau apie sniegą. Savo akim negaliu patikėti. Sniegas kalnuose, matot? O, geras. O aš sakiau, kada išskris sniegas Kretoje. Jis jau yra. Taigi ir man čia yra staigmena. Štai čia nuo jūros matau kalnus, kurie yra balti. Vau. Taip, sniego turim. Kretoje sniego turim. Ne tik Kozanėje, ne tik Florinoje, bet ir sniego turim čia, Kretoje, valio. Kągi, nežinau kaip Lietuvoje su sniegu. Girdėjau, kad buvo šiek tiek sniegelio, bet yra kaip yra. Tai va, prisiminkite šitas datas, lapkričio 20 streikas, lapkričio 21 nedarbo diena Chanijos mieste. Tai yra svarbu, jei žadate keliauti į Kretą. Vardadienių vėl pasitaikys įvairiausių. Šiandien beje Šventasis Genadijus. Pasveikinkite Genadijus, kuriuos žinot. Aš kelis pažįstu. Siunčiu jums linkėjimus, jeigu mane žiūri šitam videoje. Rytoj beje labai įdomus vardadienis yra Ajos Platonas. Mes sakom lietuviškai Platonas, graikai sako Platonos. Būtent kirčiuoja A. Tai yra tikras vardas. Kaip ir mes sakom Aristotelis, graikai sako Aristotelis. Aš jau sakiau, mes sakom Aleksandras, iš tikrųjų yra Aleksandros. Tai rytoj Ajos Platonas. Čia vat yra niuansas su šventaisiais, kas man labai keista, kaip graikai garsiuosius savo filosofų vardus pavertė šventaisiais. Tiesiog tam tikriems tikintiesiems kartais net pakeisdavo vardus. Su šventuoju Platonu neradau tos informacijos, kad jam buvo pakeistas vardas. Greičiausiai jis gimė ir buvo nepakrikštytas, o pavadintas Platonu. Ir jis buvo kankinys 3 amžiuje, mūsų eros amžiuje buvo kankinys, nukankintas dėl savo tikėjimo. Jis tapo šventuoju, bet tuo pačiu garsaus filosofo vardą Platonas arba Platonas tapo šventuoju. Tai aš visada sakau, kad ypač užsieniečiai, europiečiai, amerikiečiai, kurie atvažiuoja į Graikiją, jie ją tapatina su antika, kai patys graikai ją tapatina su Bizantijos imperija, su krikščionybė. Tai netgi tokius antikinius vardus kaip Platonas, Aristotelis ar Aleksandras jie pavertė būtent šventaisiais vardais, krikščionių vardais. Tai Ajos Platonas vienas iš tokių, kuris irgi yra šventasis vardas, šventas Platonas, būtent prisimenant tą kankinį, o ne filosofą. Jei skaitysite, kada paimsite į rankas Dantės dieviškąją komediją, man labai įdomu buvo, kad Dantė visus filosofus, visus nusipelniusius antikos žmonės patalpino į 1 ir 2 pragaro ratus, nes jie nebuvo krikščionys, bet jie daug nekenčia. Ta prasme, nesikankino labai pragare, vien tik dėl to, kad jie daug davė šitam pasauliu. Beje, Dantės Alighieri dieviškoji komedija viena iš tokių įdomesnių knygų, kuri beje, joje minima ir Kreta. Paimkite į rankas. 100 puslapyje senojo leidimo pragaro yra ir Kreta. Taip, pragaro leidime be abejo, kurgi Kreta bus paminėta rojai. Ne, jinai pragare paminėta. Tai čia irgi yra dar vienas niuansas. Tai ir visi šventieji, ne šventieji, visi filosofai, kaip ir sakiau, yra pragare, bet vat, būtent 1, 2 tam nebaisiuosiuose pragaro ratas. Ok, užsišnekėjau į kitas pievas, bet vat, kartais taip užsišneku ir savo ekskursijose į visokias kitas pievas ir man labai smagu, kai keliautojai sako labai įdomu. Tai jeigu įdomu, gal ir pakeliausime kartu. Juolab daug kas jau ir klausėte manęs dėl ekskursijų, dėl kelionių po Kretą. Nepykite, kad kiek vėluojame su Jurgita atsakyti į jūsų laiškus. Vėluojame ne dėl to, kad nenorim, vėluojam dėl to, kad, patikėkit, mes 7 mėnesius buvom be jokių išeiginių. Tai kad dabar šiek tiek ilsimės, šiek tiek tvarkomės įvairiausius reikalus, šiek tiek bendraujam su žmonėm ir keliaujam. Pavyzdžiui, čia Chanijoje šį savaitgalį vyko kalnų keliautojų vedlių asociacijos susirinkimas. Tai vėlgi tokia priežastis susitikti su kai kuriems žmonėms ir pabendrauti su jais.
Tai kad dėl to mes atitrūkę šiek tiek nuo tokio bendro planavimo, bet stengiuosi bent jau 1, 2, 3 kartus per savaitę prisėsti prie kompiuterio ir atsakyti į laiškus. Tai tikrai nepergyvenkite, jei kažkas mums parašėte, mes jums atsakysite, bet supraskite, kai mes nuo pasaulio buvom atitrūkę 7 mėnesius, reikia truputėlį ir atsigauti, ar ne? Tai yra tokių niuansų. Tai va. Bet be abejo, kaip matėte, konkursai vyksta, laimėtojai džiaugiasi, gavę net ir savo, mačiau visai neseniai Ernestai įdėjo nuotrauką, kad gavo savo laimėjimą, nes čia esu paskelbęs ir mano Kretoje ir aišku, Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje konkursą, kur sakau, bendraujam, šnekamės ir kiekvieną savaitę išrinksime vieną laimėtoją, kuris gauna 25 eurų kuponą apsipirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Tai visa tai vyksta. Ačiū labai, kad aktyviai dalyvaujate, iš tikrųjų nesitikėjau tokio aktyvumo, bet labai smagu, viršijo visus lūkesčius, ačiū Jums labai. Naują temą kitai savaitei paskelbsiu, kaip visada, šiandien vakare, sekmadienio vakarą, vėliau šiek tiek paskelbiu naują temą. Na, o šįsyk 25 eurų kuponą mes su Jurgita dovanojame Audroniai. Audroniai, kuri rašosi Audronė Gu, toks jos Facebooko profilis, vien tik dėl to, kad jinai atrado ir papasakojo apie Spinalongą ir atrado vieną knygą atrado, o apie kitą papasakojo. Tai yra apie Viktorijos Hislop salą ir atrado Saulėnos Gustainytės knygą Etilija sielos kelionė. Beje, tą knygą turiu jau nuo pavasario, ją man pati Saulėna atsiuntė. Tai ačiū jai labai, bet žinokit, per vasarą nespėjau jos perskaityti, tiesiog nebuvo tam laiko. Tai dabar bus knygų skaitimo metas ir be abejo tas knygas anonsuosiu ir šnekėsiu. Tai, kad su Audronė susisieksiu, ačiū labai, kad atkreipė dėmesį į knygas. Iš tikrųjų, knygos ir kelionės yra siejamas dalykas ir būtent tokia paskatinate diskusiją apie knygas, tai kad Audroniai 25 eurų kuponas apsipirkti kretoskoniai.lt elektroninėje parduotuvėje. Beje, jeigu jūs pradėsit ieškoti dovanų, kalėdinių dovanų, o jau laikas dairytis, sakyčiau, tai užsukite į kretoskoniai.lt ir rasite tų produktų iš Kretos, kurių dar turime. Juos pildysime, bet matau, kad didysis papildymas greičiausiai bus jau tik kitais metais. Tai kad šiemet turime tikrai produktų ir įvairiausių, ir alyvuogių aliejaus, beje, kai kurie jau suskubo anksčiau rūpintis ir staiga neliko aliejaus litrinėse pakuotėse, bet dar turime aliejaus 750 ml buteliuose. Tai kad aliejaus irgi galite įsigyti savo kalėdoms, savo šventėms, draugams, dovanų. Žinau, kad daug kas dovanoja būtent mūsų prekes, mūsų produktus, atrinktus ir rekomenduojamus savo bičiuliams, artimiesiems kalėdų proga. Tai kad pasirūpinkit dabar, tie produktai iš tikrųjų galiojimo laikas jų yra ilgas, tai jūs galėsite juos ramiai pasidėti, kad jie sulauktų kalėdų. Ok, štai taip, sutemo, kol aš pasakojau visą tai, ką norėjau šiandien pasakyti. Virš jūros tokie debesis, neužlijo, nerimavau, kad užlis, bet neužlijo. Tai kad yra kaip yra. Ir dabar belieka laukti naktinio lietaus, bent jau sinoptikai prognozuoja, kad lietaus dar turėsim, o tai yra tikrai atgaiva visai salai ir visai Graikijai. To lietaus reikia. Ačiū už kantrybę, klausantis mano šitų pasakojimų, tikiuosi patiko ir kviečiu toliau dalyvauti Facebooko grupės Atostogos Kretoje ir Santorinėje veikloje. Iš tikrųjų, tie pasakojimai, kuriuos jūs dedate, nuotraukos, kuriomis jūs dalinatės, iš tikrųjų yra fantastika. Žmonės daugiau sužino ir aš matau tie, kurie ruošiasi atostogoms, daugiau sužino. Tai, kad kuo daugiau dalinamės tą informaciją, tuo yra geriau. Juolab, dar yra galimybė laimėti prizų. Tai, kad kodėlgi ne, Atostogos Kretoje ir Santorinėje Facebook grupėje nauja tema kitai savaitei bus paskelbta šiandien vakare. Tiek šiandien. Kas dar? Dar vienas svarbus dalykas. Žinot, juodasis penktadienis.
Kretoj žiauriai reklamuojamas Black Friday. Visur jau, visur. Ir Lietuvoje esu girdėjęs, kad kelionių organizatoriai šiek tiek padarys Black Friday kainas, būtent juodojo penktadienio kainos bus nuolaidos kelionėms. Tai kad nemiegot. Na, apie tai atskirai galbūt kitą savaitę, nes juodasis penktadienis yra paskutinis lapkričio penktadienis. Kitas penktadienis dar prieš paskutinis ir dar kitas penktadienis jau bus vėliau. Pamiršau, ką dar svarbu pasakyti. Labai svarbus dalykas kitos savaitės renginiuose. Šeštadienį, lapkričio 23 dieną, Kretos lietuvių susitikimas. Jie anonsavau visai neseniai mano Kretos Facebooko puslapį ir va dabar pamiršau pasakyti. Taip, jei būsite Kretoje, jei esate Kretoje, jei gyvenate Kretoje, lapkričio 23 susitinkam prie Herakliono. Visa informacija yra paskelbta mano Kretos Facebooko puslapyje. Net ir tą būčiau pamiršęs. Tai, kad įvykių daug, streikas, Hanijos diena, Kretos lietuvių susitikimas, beje, jubiliejinis 10 metų, kai mes rengiame tokius susitikimus ir aš manau, kad pasimatysime, jeigu jūs būsite čia Kretoje kitą savaitę. Tiek informacijos. Ačiū už kantrybę klausantis ir domintis Kretą ir be abejo laikom ryšį. Kiekvieną sekmadienį tiesiogiai iš Kretos. Sėkmės, iki.